Čia aš, aišku, labai sunku nuspręsti, man turbūt, kodėl prezidentė taip pasakė ir kokios buvo intencijos ar motyvai, bet vienas iš motyvų galėtų būti, kad galbūt, kadangi Lietuva ilgą laiką užsėmė tokią poziciją, kad mes lyg tai stempėme vangiai reaguojančią Europą ir turbūt ne taip greitai irgi reaguojančias Jungtinės valstijas už savęs, kad mes mėginame būti avangardas tame, kaip ir pasakė Rimvydas, kad Lenkija ir Lietuva labai aktyviai dalyvauja bent jau retoriniam lygmenį, bet ir kitur. Tai va, čia viena iš tų retorinių figūrų, galbūt pamėginimas užmesti diskusiją, kur galbūt kažkas paims tą pirštinę, pradės diskutuoti ne tik ar ne tiek Rusija, bet kiek galbūt ar Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje, kurios lyg irgi yra susirūpinusios apskritai pasaulinio terorizmo plėtimu. Tai šia prasme, kad galbūt tai yra vykęs ar nevykęs mėginimas, sunku įvertinti, bet galbūt buvo tokia intencija vis dėlto, atkreipti dėmesį partnerių, kad mes čia turim pašonėje ne šį. Įvesti terminą, kalbant apie Rusiją? Turbūt taip, kad ta sąvoka terorizmo pradėta būtų vartoti ir galbūt Rusijos atžvilgių kaip kažkoks pakitęs turinys.